Gavot ar gal jūs apgavot? Ne, kaip, pas daktarų šiandien buvom, nieks mumis neapgavo, mes nieko neapgavom. Tai turbūt Namuose tai gali apgautum, ką nors. o kiekvienais metais taip nieko neapgaudinėjat, ar čia tik išimtis? Nu, kaip kada apgaudinėjom, net namuose. Sakykit, Kaimynus kai kada, o sakom, kamens dega ar pataikas, bet nepatikė kitą kartą. Iš tikrųjų vieną kartą degiai nepatikėjau. sakykit, kaip jūs galvojate, ar mūsų tauta lietuviai turi humoro jausmą ar nelabai? Nu, turi pasakyčiau, kad humoro jausmą. Nu, taip manau. Nu, kaip dabar neturi, kaip tik turi humoro jausmą. Ačiū jums tada labai. Prašau. Kažkas apgavo šiandieną, gal jūs kažką apgavot? Ne, niekas. Vienas galvojo apgaut, bet neišėjo. Sako, klausė radiją, kad Putinas mirė. Sakau, kad ko gero dar nemirė. Tai dažniau jūs apgaudinėjate ar jūs kažkas? O visai būna. Ir pasiseka ir jum ar O kitiem. kodėl ne? Kaip galvojate, ar mūsų tautiečiai humoro jausmą turi? Tikrai taip, aš manau. Aš manau, nu žinot, dauguma dabar kaip žmonių yra, supranta, tokie nusivylę, suirzę. Bet to gyvenimo, bet yra daug, kad ir daug, mėgsta ir humorą. Aš skaitau, kad mes mėgstam humorą. Kaip tau šitą melagių šventę? Žiauri. Buvau jau 2 kartus apmulkinta. Vienas kartas buvo mokytojas, o kitas draugės. O tu pati dažniau apgaudinėjai ar tave dažniau apgauna? Mane dažniau apgaudinėja. Ar lietuviai turi humoro jausmą? Taip, aš bent turiu. Tikrai. Taip. Na tai kaip tap balandžio 1 diena melagių diena? Esu daug kartų apgauta ir nei vieną kartą neapgavau kažko. Labai nusiminus esu. Ar šiandien jumis jau kas nors apgavo? Taip jau mane apgavo kelis kartus, o aš tai nieko neapgavau. Ar lietuviai turi humoro jausmą? Nu, žinok, gal sakyčiau, turi. Na, o ar gerai, kad yra tokia diena skirta melagiams, kurie jau galėtų labai stipriai pasireikšti? Aš galvoju, kad gerai, ypač vaikų pasaulyje, tai labai gerai, vaikai labai ją mėgsta ir nemanau. Nebent tas juokas būtų toksai piktas. Arba jis kažkokių pasiekmių, kokių net gerų turėtų, va tada tai gal jau tada ir nieko gero. 1 melagių diena. Nu nieko, nieks dar neapgavo. O jūs jau gal apgavot ką nors? Ne, neturėjau kada. Ar lietuviai turi humoro jausmą, kaip jūs manote? Aiškiai turi. Na, ar kaip jūs galvojate, ar naudinga yra šitokia diena, kur galėtų pasireikšti melagiai? Naudinga, nenaudinga, bet jeigu yra tokia priimtina melagių diena, tai turi būti. Na, tai kaip ta balandžio 1 melagių diena? Melagių diena pas mus nevyksta. Kodėl? Todėl, kad čia mūsų net, kaip čia pasakyti, ne tos paskirties čia mūsų darbas, kad kažkas tai anūksą, pavyzdžiui, apgavo, o daugiau tai nelabai kažkaip jau. O jūs ką nors apgavot? Aš ne. Kodėl? Nemėgstu aš šitos dienos. Nemėgstu, nežinau kodėl, bet, nežinau, nemėgstu, tai niekai neapgaudinėjau. O ar šiaip lietuviai turi humoro jausmą jūsų manimu? Manau, turi, nes, yra, kaip klausais, ypač tų, kokių nors radijos stočių, labai, tokie, to humoro gana nemažai turi, aš manau. Kai kurie žmonės, aišku, kai kuriems tas humoras yra Dievo duotas, o jau čia pats nieko nesugalvosi. Na, tai kaip ta melagių diena? Nu, patinka. Ar apgavot ką nors jau šiandien? Nu, stengiuosi. O jūs jau apgavo? Ne. Ar patinka jums, kad yra tokia melagių diena? Prašau? Ar patinka, kad yra tokia diena? Nu, patinka. Reikia truputį pameluoti. O kaip jūs manote, ar lietuviai turi humoro jausmą? Turi. Turi. Ačiū. Ypač jūs turite. Kaip ta melagių diena? Nu, taip kaip pasakyti, linksma diena. Ir tiek. Ar jumis jau kas nors apgavo? Nu, labai retai. Kartais neišeinu iš namų, tai niekas ir neapgauna. O jūs apgaunat ką nors? Nemėgstu apgaudinėti žmonių. Na, o kaip jūs galvojate, ar lietuviai turi humoro jausmą? Manau, kad turi. Kiekvienas turim po biškį.
jų humoro jausmą, daugiau, mažiau. Tiek galiu ir pasakyti. Ačiū. Tai sakykit, kaip švenčiat balandžio 1 melagių šventę? Apgaudinėjom klasiokus. Apgaudinėjom kai kuriuos. O tai vieni kitus ar giminaičius tėvus? Nu, ką žinau. Tėvai dar negrįžo iš darbo. O jūs pačius dažnai apgauna? Jo. Na jo, kelis kartus jau apgavo. Ir kiekvienais metais taip pat apgaudinėjat, meluojat? Taip. Na jo. Smagu. Ir kom smagi tokia šventė? Ką žinau. Smagu pameluot kartais. Na jo, gali pasijuokti iš kitų. Pajokau dar ką nors. Tai jūs nuomonė, mūsų lietuviai tauta yra linksmi žmonės, turi humoro jausmą? Jo. Visi turi. Ačiū. O nemoku meluoti niekad. Na tai kaip ta melagio diena? Gerai viskas, labai reikia, bet tai, kad ne visada išeina, aš nelabai linksmų plaučių, tai nelabai ir moku meluoti. Paskui iš akių supranta, iš nieko negaliu padaryti. Ar jūs jau kas nors apgavo šiandien? Nu taip, direktorė susikvietė, susirinkimą padarė ir anekdotų paskaitė. O galvojom, kad labai rimtai, kas nors labai griežtų veidu. Ir paskui supratom, kad čia mes be reikalo tik tai susirinkom. O ar šiaip, kaip jūs galvojate, ar lietuviai turi humoro jausmą? Nu mes, nežinau. Taip, turi kai kurie visą laiką atrodo, kad jie šposus krečia, o ne nerimtai šneka, o kitam tai gal nebūdinga. Taip jau, kad taip, nu, yra toks gal giminės, gal gimė žmogus toksai jau, kad taip visą laiką linksmai viską daro. O ar gerai, kad yra tokia diena melagiams? Nu tai visiems gerai, nebūtinai tik melagiam. Įdomiau gyventi, linksma būna, kai ką nors pasako ir patikė, kad iš tikrųjų taip yra, o iš tikrųjų apgavo, nu ir paskui linksma. Ačiū. Na tai kaip ta melagio diena? Gerai. Ar jau melavot ką nors? Ne, aš nemelavau. O jumis apgavo jau? Anūkė. Na ir kaip jūs manote, ar naudinga tokia diena melagiams? Nežinau, melagiam gal naudinga, o prastiems žmonėms tikrai ne. Nes mes nesiruošiam apgauti nieką. O kaip jūs manote, ar lietuviai turi humoro jausmą? Aišku, kad turi. Kodėl neturi, žinoma. Nežinau daugiau ką pasakyti, turbūt. Gerai. Ačiū labai. Apie melagių dieną. Ką aš pasakysiu senuoji? Ką aš vaikučiai pasakysiu, senai jau esu. Tai ką dabar jau čia? Na gerai. Melagiai kaip melagiai. Na tai kaip ta melagių diena? Nu, ką čia gali pasakyti, vaikeli? Diena kaip diena, meluokim kaip galim ir viskas. O daugiau nieko gera. Viskas melagingai, vaikučiai, nieko nėra teisybės. Nu, ką mes seniai galim pasakyti, padaryti, jau jūs, vaikeliai, žiūrėkit. Kaip jau mažiau meluokit, teisybės daugiau sakykit. O jau mes seniai, tai jau ką dabar? Nu, viskas pasibaigė jau mūsų žinias. Jau dabar jūs savo žinias, vaikučiai, tęskit.